Tai va, sveiki visi, kurie prisijungia. Dar vienas pokalbis šiandien su Živilė. O Živilė šiandien svečiuose irgi pasidalinti savo patirtim, ką reiškia pradėti kalbėti, ką reiškia pradėti daryti laivus, video, dalintis savo patirtim, savo, nežinau, talentais. Visi mes daliname savo talentais. Ir Živilė yra aromaterapijos praktikė, asmeninės lyderystės mentorė, žygeivė, įvairių renginių moterims organizatorė. Živilė, papasakok daugiau tada apie savo veiklas ir apie savo projektus ir paskui tada pereisim prie to, kaip jau ten prasidėjo tavo kelias į tą viešumą. Sveika Violeta, sveiki visi. Pirmiausiai labai ačiū už galimybę kalbėti, už galimybę dalintis galbūt savo patirtimis ir savo patarimais. Ir labai labai tikiu, kad kažkam tai bus naudinga ir galbūt kažką paskatins išeiti į tą eterį, nes tai nėra taip baisu, kaip gali atrodyti, kol mes nesame to pabandę. Tai va, o apie savo veiklas net nežinau, aš galiu labai užsitęsti pasakodama, tai gal aš tik tiek, kiek pasakėjai, po to iš konteksto nebent išeis. Trumpai papasakok, kadangi prieš tai minėjai apie savo projektą, kuriuo labiausiai didžiuojasi žygius aplink Kauną ir apie Taip, Karūną. Papasakok, taip. bus labai įdomu. O, kaip faina. Taip, aš esu žygeivė, tai reiškia, kad labai labai mėgstu žygiuoti. Žygiuoti su lasdomis, su šiaurietiškos lasdomis. Tai yra šioks toks sportas, nes kai kas teigia, kad įėjimas nėra sportas iš viso. Tai aš vadinu sportu ir aš žygiuoju labai daug ir jau nuo 21 berods metų. Ir praėjusį rudenį sugalvojau tokį projektą 100 km aplink Kauną, tai jisai toks iš daug etapų, ne vienu kartu, nebijokit, neišsigaskit, ne vienu kartu, nes kai kas galvo, kiek jūs laiko einat 100 km. Mes einam metus laiko 100 km mažomis atkarpomis, taip, turim tam tikrą dieną, tai yra antras mėnesio antradienis, bet esmė tokia ne kaip einam, ne kiek kilometrų einam, bet aš sugalvojau jį padaryti, pavadinti mūsų karalienių moterų, kurios jaučiasi karalienėmis žygių. Tokia buvo mintis laisvo laiko karalienės. Pradinė mano mintis buvo tokia vienokia, gal kitokia, bet esmė kokia, va apie tą karūną. Aš nupirkau karūną tokią visiškai butaforinę, nors labai labai graži, dabar neturiu parodyti, bet nes kažkaip neįsikalbėjom, kad apie tai kalbėsim. Žinot, ką aš pamačiau, pačiam pirmajam žygiui mūsų buvo nemažai, mūsų gal buvo apie 20 moterų, ne visos moteris išdrįso užsidėti tą karūną. Nes jos sakė, tai netinka man prie rūbų, tai netinka prie kuprinės. Ir aš iš pradžių dar nelabai kreipiau dėmesio, galvoju, nu taip, netinka prie treningų žygio karūna. Bet paskui aš tą karūną pradėjau neštis į verslių moterų susitikimus pristatinėti. Vat, kas iš jūsų šiandien užsidėtumėt karūną? Ir aš buvau labai labai nustebus, kad moteris ne visos galėdavo užsidėti tą butaforinę už 5 eurus karūną, nes jos sakydavo taip, aš jaučiuosi neverta to, gal vėliau kažkada, kitos net nekeldavo rankos, nedrąsiai sėdavo. Ir aš tada supratau, kad tai yra apie mūsų savivertę, apie tai toks paprastas dalykas kaip karūnos užsidėjimas, rodo, kad aš nesu verta net karūnos, aš esu turbūt greičiausiai gal tarnaitė namuose, aš nežinau, aš tų moterų nepažįstu, nes kai kurias jas matau vieną kartą gyvenime, bet man buvo tas rodiklis, kad toksai, kad ne visos jos tą gali ir paskui mes kiekvieną kartą, jau gaidom į žygius, visos užsidėdom, nusifotografuodom. Kai kurios moteris sakydavo, kad tai yra mano svajonė, žiedavau mis konkursus ir tokios karūnos gražios būdavo ir sako, aš dabar galiu užsidėti, nusifotografuoti. Kai kurios ateina su šukuosnami to žygius dėl to, kad karūna gražiai atrodytų. Tai daug labai įdomių dalykų, bet iš tikrųjų tai yra ne apie karūną ir ne apie žygius, bet apie mūsų tą savivertę ir apie tai, ar mes savo leidžiam, pirmiausia, savo leidžiam užsidėti karūną. Jeigu mes savo neleidžiam, tai kaip gali aplinkiniai su mumis elgtis kaip karalienėm, ar vertinti kaip tiesiog vertingas asmenybės. Ir net mano mama buvo ten keliuose žygiuose pirmuose, jinai sako, aš niekada žydrydė, aš niekada iki tol negalvojau, kad aš esu karalienė, aš buvau, ta prasme, tiesiog kažkokia darbuotoja, kažkokia ir panašiai. Ir va dabar, pirmą kartą taip galiu save vadinti karalienė. Tai va, tai tas projektas, apie kurį aš labai labai didžiuojuosi. Ir nuo rudens jisai tęsis greičiausiai iš naujo, kažkokie maršrutai bus, bet galbūt jau su kita bus potekstė. Dar nežinau, dar galvoju apie tai. Labai smagu, iš tikrųjų gaila, kad aš ne Kaune, aš labai norėčiau prisijungti ir tą karūną pasimatuoti. O, Iš tikrųjų o, įdomu, o, koks o tu jausmas, kai Vilniai? užsidedi, kaip, Vilniai? ne, aš iš Panevėžio. Iš Panevėžio, kaip užsisukot Vilnių? Aha, tai ką, galima aplink Panevėžį pagalvoti 100 kilometrų, jeigu būtų Aha, publika. įdomi mintis, šiaip labai, įdomus labai projektas. Ir tas vat, aspektas apie savivertę irgi labai
nu, kaip smagu, tu iš žygių pusės, vat, tą tokį užkabinai, o aš iš kalbėjimo pusės irgi nagrinėjosi šitą aspektą, nes man įdomiau ne technikos, ne kažkokie metodai, kaip kalbėti geriau, bet kaip jaustis geriau kalbant. Tai, nu, realiai, kaip pataisyti savo santykių su savim, kad aš jausčiausi gerai kalbant. Tai tu dabar papasakok. Nuo ko prasidėjo tavo kelias? Vat kada buvo tas momentas, kai pagalvojai ir nusprendėjai, kad okei, dabar laikas jau man dalintis, laikas man kalbėti ir būti matomai. Mhm. A, Tai buvo labai labai seniai, tai buvo 21 metai. Ir kada aš nusprendžiau, momentas buvo toks, aš dirbu su pardavimais, ane, ir pradėjau klausyti tam tikrus kursus apie kaip reikia daugiau parduoti ir panašiai, ir nuskambėjo tokia frazė, kad tam, kad žmogus išleistų tau pinigų, žmonės nežino, kam leidžia pinigus, iš tikrųjų jie galvo, kad jie leidžia man, jeigu per mane perka, jis turi tavimi pasitikėti. Tam, kad žmogus tavimi pasitikėtų, jis turi būti tave labai daug valandų matęs. Aš jau dabar neatsimenu to skaičiaus, koks jis yra, bet jis turi būti matęs, nepamenu to skaičiaus. Tai žodžiu, ir sako, jeigu jisai būsit, jūs eisit tik per įrašus, įsivaizduokit, jis pamato ten sekundę laiko tavo nuotrauką įrašą ir paskaito, sako, įsivaizduokit, kiek kitų valandų reikės jis pažiūrėti įrašų. O sako, jeigu jūs darysit laivus, pavyzdžiui, dieną 10 minučių, įsivaizduokit, jau žmogus pažiūri ten 10 dienų, jau jis matęs jūs 100 minučių. Nu, va, tai man tas pirminis toks buvo, kad žmogus turi manim pasitikėti, turi mane pažinti kaip asmenybę ir tada jisai lengviau, tarsi manim pasitikės ir leis tos pinigus tarsi man, ne, labiau. Nors aš pati, nu, ne pati savo, nu, ne iš mane žmonės perka tos dalykus. Tai va mano pirminis buvo toksai, kad mane turi pažinti, turi matyti ir turi manim pasitikėti. Pirminė mintis buvo tokia. Mhm. Nu ir nuo ko viskas prasidėjo? Kokia buvo Živilė tuo momentu, kai pradėjai? Jeigu jūs pamatytumėt, kokia buvo Živilė, jūs nepatikėtumėt, tai buvo labai labai nedrasi Živilė, aš esu intravertė, aš esu žmogus, kuris turi daug vaikystės traumų, mokyklos traumų, nekeldavau net rankų niekada klasiai, tai rodo mano drąsą ir mano mokytoja, aš pakeičiau mokyklą 9 berods klasė ir mano mokytoja sakydavo, sako, Živilė, kodėl tu nekeli rankos? Sako, taigi aš žinau, kad jeigu aš paklausiu, tu žinosi, bet aš nedrįsdavau kelti rankos. Tiesiog, tai va tokia ta buvo Živilė, trumpai sakant labai. Ir universitete lygiai taip pačiai. Bet kai va aš supratau, kad man to reikia, tai va, man atrodo, ta drąsa atsiranda iš to, kiek mes stipriai to norim ir to reikia. Aš su tuo dalyku, su ta veikla, jau konkrečiai yra apie aromaterapiją kalbant, susijęs savo gyvenimą ir supratau, kad man to reikia. Tai viskas, jau toksai pirmasis žingsnis, kad aš perlipu savo baimę. Tai va, ir tai buvo seniai, kaip aš nusprendžiau, aš atsiprašau, aš panašu, koks buvo klausimas. Kokia buvo Živilė tada, nuo ko prasidėjo? Taip, tai buvo tokia nedrasi ir Živilė tada pradėjo domėtis apie tą viešai kalbėjimą, nes buvo vėl pas Živilę mintyse. Tu esi nedrasi, tu nemoki kalbėti, tu turi baigti, išklausyti krūvą kažkokių paskaitų, kad tu tą išmoktum. Ir aš pradėjau klausyti, bet aš klausydavau nemokamus, nes mano tada dar gyvenimas, finansė patys buvo visai kitokia. Ir tarp kitko, čia yra geroji žinia, YouTube yra labai daug nemokamos informacijos, iš kurios mes galime išmokti kalbėti. Nereikia savęs apgaudinėti, kad aš nusipirksiu dar vienus kursus, dar kažką pabaigsiu, irgi čia žmonių toks atidėliojimo vienas iš būdų yra. Tai va, tai paklausiau keletą tų patarimų ir padėjau tarsi jau ten kažką ruoštis kalbėtis, bet vis dar atidėlioju ir galvoju, kad kalbėsiu, kai turėsiu va lempą, kokią dabar turiu, kai turėsiu stovą ir va, vis dar atidėlioju, žinot, jau tarsi nusprendžiau, bet vis atidėlioju. Ir tada vėl vieni mokymai, nepamenu vėl tos moters pavardės, ir jinai sako, liaukitės atidėlioti, kad jūs reikia nuštatyvo, reikia lempos, aš vėl taip save pagavau. Sako, jūs galite daryti, va čia ir dabar laivą, jūs viską turite, jeigu jūs turite telefoną, jūs viską turite. Ir jis sako, jūs galite iš bet ko pasidaryti stovą. Žinokit, aš taip ir padariau vos ten ne tą pačią dieną ar kitą dieną, tiesiog iš vaiko trasos, nes reikia, kad aukščiau būtų lygio, ne kad moteris gražiau atrodytų, nežinau, žinot, tas taisyklės, kad negali būti iš apačios, barzda, visą kitą, turbūt virš moters lygio kamera, kad jau mes gražiau daugmaž atrodytume, nuo lango būtinai, kad mažiau aukščiau arba nuo šviesos. Ir aš ant lango pasidėjau vaiko mašinėlę trasos, tokia jinai buvo ten kelių aukštų, tada pasirimu tokią statulėlę telefoną, kad jau jisai būtų aukščiau, mano buvo pirmasis video filmuotas va toksai va, be jokių lempų, be jokių štatyvų, bet buvo tas toksai, va imu ir dabar darau. Tai va irgi, kas žiūrit, kas turi tą mintį, kad aš nedrįstu kalbėti, kviečiu neatidėlioti, nes kuo mes labiau atidėliojam, baimės, žinot, maistas yra atidėliojimas ir laikas. Tai vad, kuo mes daugiau atidėliojam, tuo daugiau prisigalvojam visokių dalykų ir tuo labiau bijom. O kai mes tą baimę, va taip viskas, va šiandien padarysiu, va pažiūrėsiu šitą Violetos video ir sakysiu, va šiandien išeinu į eterį. Ir nieko blogo nuo to nenutiks. Nes jeigu jūs apie tai mąstot, jūs greičiausiai turit ką pasakyti. Nes žmonės, kurie neturi ką pasakyti, net nemąsto apie tai, kad aš turėčiau išeiti į eterį ir kažko dalintis. Nu taip, iš tikrųjų, tiem, kuriem neaktualu, jie
prasmaipins Praleis. mūsų tą Taip. video, nežiūrės, neaktualu. E, Labai surezonavo tas atidėliojimas, nes lygiai taip pat iš pradžių aš galvojau, kaip reikia man to, irgi girdėjau ne vieną kartą tokius patarimus, kad ne, taigi gali daryti iš karto, bet kažkaip iš pirmo karto man nesuveikė. Bet dabar galiu prisipažinti, aš savo tinklalaidę Spotify'ui įrašinėju telefono diktofonu. Mhm. Tiesiog, kad ne, nes pati idėja tos tinklalaidės buvo tokia, kad tiesiog praktinis eksperimentas pademonstruoti, ką reiškia pradėti, kai dar jautiesi nepasiruošęs, tai va taip ir pradėjau. Tai aš Mhm. įrašinėjau Be įrangos. tinklalaidę taip. Mhm. Jo, o va tokiem video, nežinau, yra laptopas, yra zoomas ir yra kamera. Labai pasisekė iš pirmo karto gerą kamerą nusipirkti. Tai čia laimės dalykas. O tą tinklalaidę mes sužinosim, kur galim paklausyti, Tai be pažiūrėti. abejo, aišku, Bus sužinosim. aprašyme. Aš Mhm. galėsiu į komentarus įkelti po visais video, kuriuos pasidalinsiu. Beje, šitas įrašas irgi audio formatu irgi bus patalpintas Spotify platformoje kaip vienas iš epizodų. Mhm. Tai vat, Ai, nes dėl ko aš pradėjau, dėl to, kad aš pati labai mėgau klausyti tinklalaidės, bet ne taip, vat, kad žiūrint video, nes tas užima laiko. Vis tiek turi įsijungti, taip. žiūrėti, kažkaip dėmesys blaškosi, o man patinka klausyti, kai aš plaunu indus. Arba tvarkaus, Aha. arba einu pasivaikščioti, arba važiuoju į darbą. Šiaip važiuojant į darbą, man apskritai labai, labai daug aš nuveikiu. 15 minučių kelio, bet aš Mhm. per tą 15 minučių paklausau kažką ir aš atlikinėdavau tokias praktikas kalbėjimo. Pati pradžia mano buvo, kaip aš praktikavausi kalbėti, nes aš pastebėjau, kad, okei, mintise tai viskas okei. Labai gražiai viskas skamba mintise, bet kai praveri burną, kažkaip nesigauna taip Taip, taip, gražiai. taip. Tai aš praktikuodavausi pasiemus bet kokį žodį, minutę laiko aš turėdavau kalbėti ir paskui pastebi, kad, pasivėja jau tie žodžiai mintis. Mhm. Tai va, tai Vilija papasakok, ką dar esi išgirdus iš tų visų mokymų, kuriuos ryte įėjai. Mhm. Ką aš dar esu išgirdusi? Tai dabar galvoju, geriausia vis tiek turbūt, kas ateina iš patirties, gal ne tiek, kas išgirdusi. Bet vienas iš esminių vis tiek sėkmės taisyklių yra, kad jeigu išgirdai, nusprendai daryti čia ir dabar, aš manau, tai yra vienas iš mano sėkmės šaltinių priežasčių. Ir net yra tokia knyga Mel Robbins berods, 5 sekundžių taisyklė, nežinau, ar pati girdėjus, kad, žodžiu, jeigu nusprendžiam ir darom, nes po to smegenys apžatakuos, kodėl to nedarom. Tai vienas dalykas, ką dar iš tų išgirdėtų arba galbūt iš praktikos, kad vis tiek, jeigu einant į pirmosius laivus, taip, reikėtų jiem kažkiek pasiruošti truputį. Nes jeigu bijom to, kad nepasivys smegenyse, kas vyksta ir balsu, tai turėti tokią, aš pradžią irgi turėdavau tokį mažą lapelį su keliais žodžiais, nes tai dabar matot uždėt klausimą, o aš jau jį pamiršau, be rutuliuodama. Tai tokį, jeigu einu svarbesnę temą, kur noriu, pavyzdžiui, išdėstyti kelis dalykus, kas irgi beje yra rekomenduojama, išeiti į laivą ne tai, kad dabar kalbėsiu ten apie bet ką, bet kiek, bet šiandien jūs išgirsite ten 3 dalykus apie tą ir tą, ar ten 5 dalykus apie tą ir tą. Nors dabar aš darau pastaruoju metu šios vasaros mano laivai yra tik 7 minutės, nes kaip ir pačioj pradžioje kalbėjom, žmonės ilgai dėmesio nebeišlaiko, tai mano šios vasaros laivų šūkis yra 7 minutės tavo brangaus laiko ir 1 naudingas patarimas tau. Tarp kitko, mano pradžia dar labai apie pradžią irgi, kad viskas ateina su praktika. Mes galim kursų būti belenkiek išklausę, belenkiek išgirdėję, viskas vis tiek ateina tik su praktika. Ir šiai dienai, kaip aš, man atrodo, irgi tau, Violeta, sakiau, aš esu padarius, aš nesu jau dabar tiksliai suskaičiavus, bet aš tiksliai esu suskaičiavus iki 500 laivų, nes aš kai pradėjau daryti, aš darydavau kiekvieną rytą 9 val. Rytą, darbo dienomis. Taip. Tai va už tai man dabar žmonės sako, Živilė, tau gerai, tu gimiai darytus laivus, kaip tu sklandžiai kalbi ir visą kitą, bet jūs išgirstumėt mano pirmą video ir aš esu jį specialiai išsisaugojus. Jūs nepatikėtumėt, kad, ta prasme, tai yra, nesakytumėt tam žmogui, tu esi gimusi daryti laivus. Tai yra ir pertraukos, ir pauzės, ir nežinau, ką sakyti, ir užmirštu, ką sakyti ir panašiai. Bet kaip aš sakau, kai padarai 50 laivų, po 50 laivų aš žaidu be jokios jau emocijos į eterį. Tai va tas toksai, galbūt net rodiklis 50, 700 ar kažkiek yra labai daug, aš galvoju dabar apie 700 esu gal jau padarius, nes dabar darau su pertraukom, pavyzdžiui, dabar tik vasarą darau, taip kaip aš savo sugalvoju.
Bet po 50 toks būdavo visiškai be emocijos išėjimas į eterį. O jeigu tik, pavyzdžiui, padarydavau pertrauką kažkokią atostogų ar kažko, ir vėl didžiulis stresas, vėl viduriai veržiasi, tas toksai, tai vėl smegenim toksai ženklas, galbūt irgi savo iššūkį duoti, kad smegenim tai, ką jie daro nuolat, nu, jie pripranta ir tai darosi lengvai, o po kiekvienos pertraukos atrodo iš karto lyg iš pradžių, kaip ant tos scenos, tai lyg iš pradžių. Tai va toks patarimas, kad turėti kažkokį nuoseklumą, turėti grafiką, kad viskas ateina su praktika, kad pasiruošti truputį, va tą irgi labai norėčiau akcentuoti. Ir kitas dalykas, kad žiūrėkit, net jeigu nepavyks, kai jūs darysit, nieko tokio. Tarsi jūsų pirmą laivą pažiūrės vienas žmogus arba 6, nu žiūrint kokią auditoriją, ne? Ir ta prasme, jeigu tikrai nepavyko, kažką nusikalbėjot, jūs jį ištrinsit. Ta prasme, kad nedaryti tragedijos ten, kur jos nėra. Tiesiog žiūrėti paprastai. Tai va šitas momentas, paskui manęs dar kartais klausia žmonės, nes aš dirbu su daug moterų irgi va tuo augimo keliu. Ir klausia, tai gal geriau daryti video ir tada juos kelti. Vat kaip ir mes šiandien nusprendėme, ne? Tai man iš patirties geriau atsakymas yra daryti laivus, nes irgi iš patirties, aš norėjau daryti video, aš darydavau, žinokit, 20, aš turiu irgi dar instinktus įsisaugus, aš esu mergelė tokia sentimentali ir nu, mėgstu sugrįžti tą pradžią ir saugus įvairius dalykus. Pavyzdžiui, pirmam video išėjimo aš dariau 20 tokių repeticijų. Tavarsime, video 20 subandau ir tada eisiu. Tai aš neturiu laiko 20 bandyti. Ir jūs turbūt neturite laiko, mes visi šiais laikais neturim laiko. O laivas toksai išeini ir tu žinai, kad tu negali sustabdyti, tu neperžysi dar 18 kartų ir žinokit, visai kitaip veikia smegenys. Nežinau, ar Violeta, tu man pritartum ar ne, bet kai yra va tas čia ir dabar, kitaip veikia smegenys. Tiesiog ir atrodo tos mintys nuosekliau dėliojasi. Nes, nu, įspraudi save į rėmą, kad, okei, viskas, dabar tave mato žmonės, jau tu susijimi. Ir jeigu net padarai klaidą, nu, nebesikapstai toj klaidoj, eini toliau, jau kaip bus, tai bus. Ir dar kas įdomiausia, kad greičiausiai tų klaidų tie žmonės nepastebės. Nes jūs greičiausiai nedėstot mokslinės kažkokios informacijos ar kažko, jūs kažką dalinsitės iš savo patirties. Ir jie nežino, kaip turi būti, tik jūs žinot, kaip turi būti. Tai irgi tokia aš viena sakau iš auksinių taisyklių, niekas nežino, kaip turi būti. Ir aišku, galbūt ten kažkokie pamykimai, bet jie irgi nedrasko akių. Jau mums ten, kur mes atklausę kažkiek daug tokių sklandžių kalbų, gal ar žodžiai, aš pati dar naudoju daug tų vadinamų žodžių, kurių nereikėtų naudoti, nu tokių beprasmių. Bet niekas nežino, kaip turi būti, tik jūs žinot. Būti, va, aš kaip sakau, nesusireikšminkim labai daug ir tiesiog bandymo būdu ir darimo būdu viskas pasidaro. Ir šiaip asmeniškai man, ir aš manau, kad ne tik tai man, yra daugiau žmonių, kuriem man patinka, kai žmonės padaro klaidą, nes jie tada tampa žmonėmis, ne kažkokiu robotu, kuris atkalęs ir nugludinės ten tą deimančiuką visą. Bet, nu, paprastas žmogus, kuris irgi daro klaidas, nu, vat kaip Živilė, pamiršo klausimą, perklausė, viskas. Ir mes einam toliau. Ir man tai suteikia iš tikrųjų, duoda man daugiau natūralumą ir aš labiau pasitikiu tokiais žmonėm. Taip, labai gražus pastebėjimas, kad žmonės yra netobuli, o jeigu jūs matot kažką, kas yra tobuli, tai yra netiesa, žinokit, tai yra tik socialinių tinklų veidas. Tai ir net va dabar priminė iš tikrųjų vieną iš mano pirmų laivų, dar mano Vytis buvo mažytis, aš turiu 3 vaikus ir trečiam jau mano 10 metų, ir jisai atėjo į eterį. Kaip aš susinervinau, aš pamečiau mintį, jisai atėjo, ten kažką sako, bet paskui žinot, kas buvo? Buvo to eterio labai daug peržiūrų. Ta prasme, nes žiūrėjo mamos, jos atpažino, taip, tai pas ją irgi vaikai yra, ta prasme, tai irgi gyvenimas, reiškia, irgi netrukdo, kad tų peržiūrų buvo, na, aišku, ten nebuvo didžiuliai skaičiai, dar aš kalbu apie visišką pradžią, bet jų buvo daugiau, nes kažkas pamatė, kad eterį atėjo vaikas. Tai va to nebijot netobulumo, va, labai gražiai įžvalga Violeta, kad nu, žmonės tada tampa artimesni, nes nu, aš tai nesu tobula, reiškia, jinai netobula ir aš netobula. Ir susitapatina ir labiau pasitikė ir supranta, kad tai yra nu, toks gyvenimas, sakykime. Tai va tas natūralumas ir tos žmogiškumo parodimas, iš tikrųjų, aš manau, kad sutrumpina tą valandų skaičių, kurį sakė, pasitikėjimą, kad žmogus pamatytų. Aš beje girdėjus, kad 7 valandas turinio turi matyti žmogus, nežinau, girdėjau iš amerikietės, ten gal kitokios taisyklės, tai nežinau, ir gal ir mažokai. Ne taip daug, aš man kažkodėl apie 100 valandų sukasi skaičius, bet aš vėlgi nesu labai tikra, nesakau, tai buvo 21 turbūt metai, tai nu, jau gana senai. Ok, kažką dar norėjau paklausti. Norėjau paklausti apie, ar buvo pas tave kažkokiu lygiu ta tokia baimė, ką žmonės pagalvos? Be abejo, be abejo. Papasakok. Be abejo, man atrodo, tai yra viena iš didžiausių mus stabdančių baimių, ką kiti žmonės pagalvos, bet vėl
Viena mintis iš vienų mokymų man jinai pakeitė mąstymą. Aš esu praklausus savo laiko, aš lygiai taip pačiai Violeta, kaip tu darydavau. Tada, kai viskas prasidėjo, mano vyčiui buvo 4 metai, tai reiškia, dar mano visi vaikai buvo maži ir aš klausydavau tik tai skalbinius lankstydama, tvarkydama ir panašiai, bet labai daug praklausydavau mokymų vairių. Ir vienose iš mokymų nuskambėjo, kad įsivaizduok filmo scena, žodžiu, kad mes visi įsivaizduojam, kad mes visų žmonių gyvenimuose esam labai svarbus ir mums labai svarbu, ką jie pagalvos. Tai žodžiu, 2 frazes dabar dar pacituosiu. Tai žodžiu, viena prie to filmo, sako, įsivaizduok filmo sceną. Ir tu įsivaizduoji, kad, sakykime, sėdi su savo vyru prie staliuko ir va tie žmonės, kurie ką apie tave pagalvos, yra va sėdintis galbūt prie gretimų staliukų, jie galbūt klauso, ką tu kalbi ir galbūt tu jiem labai svarbi. Nu, mes taip įsivaizduojam. Kai kurie net įsivaizduojam, kad visi prie vieno to stalo sėdim ir visi labai svarbus. Bet sako, realiam gyvenime taip yra, kad tu sėdi kaviniai prie staliuko, bet tie visi žmonės yra praeiviai už lango. Jie galbūt į tave akį užmeta, bet kitą minutę jie žiūri jau pro kitą langą, pro kitą vitriną, į kitus žmonės. Ir sako, taip nesusireikšminkit, kad kiti žmonės labai daug apie jūs galvoja. Tai va irgi vėl grįžtant prie to nesusireikšminkim. Ir kitas dar momentas buvo, čia man jau atrodo iš kito lektoriaus buvo, kad sako, jeigu žinotumėt, kiek kiti žmonės apie jūs galvoja, jūs įsižeistumėt. Nes jie negalvoja apie jūs. Tai vėl tas momentas, gerai, galbūt ten kokia mama ar draugė pagalvos daugiau, bet aš visą laiką sakau taip, tai, ką galvoja kiti žmonės apie jūs, neturi jūsų sustabdyti nuo jūsų svajonių. Ta prasme, ne jie moka už jūsų sąskaitas, ne jie moka už jūsų vaiko rūbus, ne jie moka už būrelius, už viską, ne jie moka, jie tik galvoja. Tai man, bet aš labai pradirbau su šituo klausimu, kad aš esu svarbiausia šitam gyvenimui ir tai, ką aš sukursiu, yra svarbu. O man žmonių kitų nuomonė nesvarbi. Žinot, aš dar galiu gal duoti tokį vieną patarimą. Visai nesnei, tarp kitko, sulaukiu, aš labai retai heito sulaukiu, gal dėl to, kad esu labai stipriai pasiruošus tam, tai jie, nu, žinot, tas yra toks abipusė energija vyksta. Žodžiu, aš nebijau heito, tai manęs labai ir nepuola, o tie žmonės, kurie bijo, jiems ten ir policijom grasina ir visokių tokių istorijų turiu. Tai žodžiu, visai nesnei tokia moteris parašė, kad aš ten ant bairių tokį parašiau, kad aš labai sunkiai dirbu. Pirmas storis buvo, antras storis buvo, kad nespėjau lagaminą persikrausti vieną kitą, nes turiu daug darbinių kelionių. Nu, toksai bairis tipo. Ir ant to pirmo storio jinai parašė, ta prasme, mano draugose esanti moteris parašė, tai jeigu nieko kito nesugebi, tai ir dirbk. Nu, toksai pirmas, ta prasme, nieko nesugebi, nu, toks nepažeminęs kažkoks. Bet žinot, ką aš darau tokiais atvejais? Aš visiškai to neapsikraunu. Kaip manai, Violeta, kokie yra sekantys žingsniai tokiais atvejais? Nežinau, aš iš tikrųjų. Aiškintis tam žmogui ar tiesiog blokuoti? Ne, ignoras. Ignoras, visiškas ignoras. Tai vat irgi toksai būtų patarimas, kad jeigu kažkas kažką blogai pagalvoja, kad jie pagalvoja, čia iš viso ne jūsų yra bėdos, tik tai bėdose tampa truputį, kai pasako kažką, bet dauguma žmonių niekada nepasakys. Ir tiesiog visiškas ignoras, nei tam laiko skirti, nei tam laiko, nei energijos, nes kai kurie žmonės, vat, matau komentaruose, puola kažką aiškinti, juk tai nėra ten mano, kažkaip nieko blogo nepadariau. Niekada to nereikia daryti, nes tokius komentarus rašo tik nelaimingi žmonės. Ta prasme, tie, kurie laimingi, jie jumis pasidžiaugs, galvos, jinai išėjo į eterį, eina, aš niekada neišeičiau į eterį, arba ten dar kažkas. O tie, kurie nelaimingi, jie jums iš pavydo rašys ir tiesiog nes galvos, aš tai nieko nedarau, jinai tai kažką daro, nu tai davai padedam jai nieko nedaryti. Aš labai mėgstu tokį posakį, kad žmonės yra krabai ir kranai, irgi nežinau, gal Violeta yra tekę girdėti, jeigu ne. Tokio negirdėjau. Bet jis labai, labai toksai geras palyginimas ir apie tai net video yra, kad jeigu tu į krabų kibirą įdėsi vieną krabą, tik tu į kibirą įdėsi vieną krabą, jisai išlips. Jisai išlips, nes jisai turi pakankamai jėgos įsikabinti ir išlipti. Bet jeigu įdėsi į kibirą su kitais krabais, tie krabai nutems žemyn. Neleis jam išlipti. Taip. Bet žmonės, dauguma mūsų, mes dėja gyvenam tokioj tautoj, va, nebe amerikiečius, kaip kalbam, nes ten kitoks mentalitetas yra. Mes gyvenam tokioj tautoj, kur dauguma nepasidžiaugs mūsų laimė, mūsų kažkokia siekiamybė, jiem norės mus traukti žemyn ir dauguma žmonių dėja tai sustabdo, va, tie kažkokie ar blogi komentarai ar kažką tai jau toks apibendrinant būtų patarimas, kad tiesiog nebijoti, ką kiti žmonės pasakys, tai yra ne apie jūs, tai yra apie juos. Nes joks laimingas žmogus jums blogo žodžio nepasakys. O jeigu jisai pasako blogus žodžius ar kažką pagalvoja, jis yra nelaimingas ir jį pažiūrim su gailesčiu. Viskas. Tiesiog pagailėkim to žmogaus, nes reiškia, jis negyvena laimingo gyvenimo. Jo, aš irgi mėgstu. Kol kas heito nesulaukus aš esu, bet aš, būna kartais kažkokius kitus postus paskaitau ir užmetė akį į komentarus ir ten, oho, ir tiesiog skaitai ir žmogaus prisistatymas. Žmogus prisistatinėja. Per aplinkui kitais žodžiais. Jo. O kaip, pavyzdžiui, su baime, nes esu susidūrus, kelios moteris tikrai pasakojo, kaip nejauku, vat,
ne ką kiti pagalvos, kažkaip kiti dar okei, o kaip savi? Irgi labai geras klausimas. Um, Vėlgi, viskas priklauso, aš tai pasakysiu, ką aš darydavau su savais iš pradžių, bet vėl priklauso nuo to, dėl ko nori daryti tos laivus ir ko sieki. Tarsi, kokio stiprumo ir kokio dydžio tai yra svajonė, tai yra esminis rodiklis. Ir, pavyzdžiui, aš kai supratau, kad tai yra mano didelės svajonės įsipildymas, tai ką aš darau, nors supratau, kad tai yra va, šitas kelias, kurio aš eisiu, nes aš šiaip gyvenime su ieškotojai. Aš samdomus darbus labai mažai dirbau, čia galėtų būti atskira istorija, gal kažkada jinai bus kokioje knygoje. Aš supratau, aš negaliu dirbti niekam kitam ir aš turėjau tokį sunkų gyvenimą kartais gerą, bet tokį ieškojimų kelią. Ir kai aš atradau va dabar, ką aš atradau, aš supratau, aš dabar va taip gyvensiu viską. Žinot, ką aš darydavau? Labai atvirai jums pasakysiu. Aš bijojau savų žmonių lygiai taip pačiai. Tai buvo vyras, tai buvo vyro artimieji draugai. Va, tas ne tai, kad bijojau, bet toksai, nu, tarsi nedrįsiu. Tikrai, va, ką tai vardai, mes labiausiai ir tų savų bijom, ne? Tai aš kadangi darydavau Facebook'e laivus darydavau iš viso uždaroj grupiai, kuri norėdavau tik, kad būtų žmonės tie, kurie nori, kad būti, bet kai darydavau Facebook'e įrašus, aš padarydavau, kad nematytų tie žmonės, kurie aš nenoriu, kad matytų. Ir pradžiai tai buvo nesvetimi žmonės, o savi žmonės. Facebook'as turi šitą savybę, šitą tokį, bet ką keliant, ar storius, ar įrašą kažkokį, ta prasme padaryti, kad matys visi išskyrus tą ir tą, matys draugai išskyrus tą ir tą. Tai mano buvo pradinė tokia stadija, aš su jumis labai atvirai dalinuosi, nes tai reiškia, nu, tiesiog noriu parodyti, kad tai irgi buvo eilinė stadija, visi mes jas pragyvenam. Ir tik tada, kai aš jau pradėjo man sektis, pradėjau gauti kažkokius atlygį, pinigus už tai, ką darau, aš tada jau nusėmiau va, tuos blokus, jau dabar mano yra publik viską galima profilė matyti, mato visi ir tuo pačiu ir vyras, ir ten jo giminės ir visa kita, bet vėl va ta mintis, kad nuo to, ką jūs svajojat, negali sustabdyti vat vienas žmogus, jeigu tai yra labai labai artimas. Tai vat viskas priklauso nuo tos svajonės, nuo kiek mes savim pasitikim ir kiek tikim, kad tai yra, ką mes darom prasmingai. Tiesiog. O jeigu prisimenant dar tą momentą, nuo ko viskas prasidėjo ir palyginant su dabar, kas buvo lengviau negu įsivaizdavai ir kas buvo sunkiau negu įsivaizdavai? Apie viešumą kalbant. Apie viešumą? Apie kalbėjimą, apie, okei, dabar darysiu laivą, dabar taip. Ir vis tiek buvo kažkoks lūkestis, kažkoks įsivaizdavimas, kaip viskas vyks. Buvo kažkokių tokių, kur, okei, aš galvojau, kad bus sunkiau. Arba, okei, aš galvojau, kad bus lengviau. Šiaip man viskas atrodo, ką aš darau, kad viskas atrodė, kad bus sunkiau negu iš tikrųjų yra. Tai, nes mūsų smegenys, jos nėra kažko pažinusios, va to naujo veiksmo ir jos tiesiog prisigalvoja, tu jos turi tą savybę, tiesiog reikia irgi truputį pasidomėti smegenų veikimą, kaip jos nenori eikvoti energijos naujiem dalykam, nu kam jom vargti, jeigu jūs gyvenat va dabar patogiai, nu kam jom vargti, ne, kam energiją naudoti. Tai yra, tam tikri fiziologiniai procesai vyksta. Tai čia šiaip toks mažas nuokrypis, bet aš visą laiką galvoju, kad viskas bus sunkiau ir tuos laivus daryti ir žodžiu, aš net dabar man ateina į galvą, kad kažkas buvo lengviau negu aš galvojau, sunkiau negu aš galvojau. Žodžiu, kad viskas buvo, aš galvojau, kad bus sunku, bet kai padarai, galvoju, ne taip ir sunku buvo. Tai man čia apie viską beveik galioja dalykai, kuriuos aš dariau, nesakau, mes ko nesam patyrę, mūsų smegenys sukuria kaip baubą kažkokį. O kai tą padarai, galvoju, visai nebuvo taip sunku. Taip. Nu taip, nežinau, pabaigai. Ką galėtum palinkėti ar pasakyti, padrasinti tokiam žmogui, kuris dabar klauso ir jau kokie keli mėnesiai yra kažkur draftuose video, bet jis dar neįkeltas, arba kažkoks pokalbis, arba kažkas. Ką tokiam žmogui pasakytum, palinkėtum? Aš palinkėčiau išdrįsti ir tai įkelti ir tai paviešinti. Ir žinot, jeigu tikrai labai baisu savam rate tą daryti, visai neseniai mačiau tokį reelsą, kad tada susikurk paskyrą, kur nebus tavo artimų žmonių ir ten daryk, ką tu nori daryti. Ir tikrai TikTok'e tokių daug ir aš neseniai pradėjau vesti savo TikTok'ą vieną, tarp kitko jis yra, galiu gal net ir pasidalinti, jis yra apie mąstysenos keitimą, ypač kas susijęs su pinigais ir vadinasi man galima. Tai tokia visiškai naujas mano projektas, visiškai naujas, tai kas turi TikTok'ą, kviečiu pasiekti. Ir tokių yra paskyrų, kur susikūriau, kad nebūtų mano savų. Tai ta prasme, kad jeigu jų tikrai bijot, bet jeigu jūs jau tą padarėte, tai tiesiog paskatinčiau išdrįsti, padaryti, jūs nieko neprarasit, bet jūs neįsivaizduojat, kiek galite atrasti už tų žingsnių, kurie mums atrodo nedrąsus, po to, kai juos padarom.
Ir dar aš labai mėgstu sakyti tokį, nežinau, Violeta, gal tu esi iš kitos kartos, nežinau, žinai filmą Kalnietis. Mhm. Toksai buvo apie nemirtinguosius, mes žiedom jį su broliu. Ir būdavo, jeigu nemirtingasis nukerta galvą, jis gauna kito galę to nemirtingojo. Taip. Tai va taip aš laiką sakau su baimėm, ypač apie tą vat, viešojo kalbėjimo baimę, kad jeigu jūs ją įveiksit, jūs įgausit jos gali ir jums niekada nebebus baisu tą daryti. Ir aš turiu iš savo gyvenimo patirties, kai mane pakvietė pirmą kartą skaityti pranešimą prieš 300 žmonių, aš žinokit, norėjau pabėgti prieš einant į sceną, tai buvo labai labai baisu. Man atrodė, aš apsivemsiu, atsiprašau už šitą žodį, aš norėjau realiai pabėgti iš to renginio. Bet kai aš dabar pakalbėjau prieš 300, mane kai kviečia prieš 150, aš va tiek tik pasijaudinu, kiek aš pasiruošimo esu. Tai va aš apie tai, kad kai mes tą padarom, mes įveikiam tą baimę, mes įgaunam jos galę ir visa kita tampa nebaisu. Tai va tiesiog paimti čia ir dabar, galbūt žinot, kaip net galėtų būti šiandienos įrašas, kai jūs perklausyt tą dieną, va šiandien šitą podcastą ar video, kur perklausyt ir sakysit, perklausiau šitokį ten, užžymėsit Violetą podcastą ir įkeliu tai, ką seniai turiu draftuose. Arba ta proga šiandien išeinu į eterį. Nes yra toksai psichologinis momentas, kad tai ne aš padariau, bet vat, jos mane paskatino padaryti, tokia nusimetat atsakomybę nuo savęs ir išeinu šiandien į eterį. Ir žinot ką, aš jums garantuoju, jūs gausit labai daug gražių žodžių. Pavyzdžiui, po mano pirmo video buvo 76 komentarai, tu esi šaunuolė, varyk toliau. Tai aš aišku esu dėkinga, kad aš esu palaikančioje aplinkoje. Tai va tas irgi labai labai svarbu, bet jeigu ką, rašykit asmeniškai, nežinau, Violeta ar pasirašys tam, bet aš pasirašysiu, rašykit, man reikia palaikymo po mano naujų laivų, aš tikrai ateisiu, pakomentuosiu, palaikinsiu. Mes neturim savo komandai tokius palaikymo irgi momentus naujiem žmonėm. Jeigu atėjai, įkėlė ir niekas nekomentuoja, rašyk, ateikit, palaikykit mane, padėkit man tų susirink gražių žodžių, nes mes per tos gražius žodžius augam, auginam pasitikėjimą savim ir, kaip sakiau, vėl tas ratas tęsiasi. Kad... Labai gražus palinkėjimas, aš prisidėsiu iš tikrųjų, kadangi pati užsiminėjai pokalbyje apie tai, kad kalbėjimas niekaip kitaip, tik per praktiką, niekaip kitaip, tai praktika nebūtinai turi būti ta tokia, kur aš einu iš karto į viešumą. Praktikuotis galima saugioje erdvėje. Pas mane yra grupė, mes darom spontaniško kalbėjimo treniruotės ir mes labai lavinam tą tokį raumenuką ir patirtį naują kuriam, kad visai gal ir nieko čia kalbėti. O kai jūs smegenys įpranta, kad tokia patirtis, tai jau tada tikrai daug lengviau ir prieš tuos 300 žmonių išeiti. Aš manau, tai grupiai tikrai palaikytume visos. Tai be abejo, nes šitas video irgi bus pasidalintas toje grupėje. Įkelsiu visas nuorodas į komentarus arba aprašymus, kad ir kur šitas nežinau, video ar audio bus klausomas. Živilė, dar pasidalink, kur tave galima rasti. Kur su tavim galima susipažinti ir pabendrauti ir susitikti arba tiesiog pažiūrėti. Tai susitikti gyvai galima Kaune, aš gyvenu Kauno apylinkėse, visada mielai kavos ar tiksliau arbatos, o šiaip socialinius tinklus aš esu socialinių tinklų veikėja ir labai daug dalykų veikiu per socialinius tinklus, tai Facebook'e tiesiog Živilė Marcinkevičienė, tai bus greičiausiai paprasčiausiai ir ant Facebook'o viršelio yra mano visi kiti profiliai, tai Instagramas, TikTokas, kaip sakiau, man galima apie mąstysenos keitimą, TikTokas, Instagramas Živilė Marcinkevičienė, nežinau, galbūt dabar ir nevardinsiu, tiesiog susiraskit Živilė Marcinkevičienė Facebook'e ir apie mano viršelio aprašymą yra visi kiti, kas įdomu, nes aš tokia esu išprofiliavus, nes savo profilį jau netelpu su visko, ką noriu pasakyti žmonėm, tai turiu tokius 4 kanalus, kuriuos vedu. Tai ačiū labai, Violeta, už galimybę. Ačiū tau už pokalbį, dar norėčiau, kad pasidalintum apie stovyklą. Gerai, ačiū labai. Taip, tai kaip mane pristatė Violeta pradžioje, aš organizuoju įvairius renginius moteriams ir vienas naujausių irgi projektų yra vasaros pabaigos stovykla moteriams viso savaitgalio, 3 dienų su įvairiomis praktikomis, su garsų terapija, su moterų ratais, metaforinėmis kortomis, su fotosesija, su labai talentinga fotografija, su staigmena, ką aš labai labai mėgstu. Žodžiu, tokia labai labai faina stovykla, tik 15, vietoj 15 nėra, vietoj dabar gal koks 13, nes mes nesiniai visai paleidom, bet jeigu kažkas dar nori save palepinti, apsidovanoti prieš paskutinį vasaros savaitgalį, rugpjūčio 21-23 dienomis, netoli Trakų, labai gražioje sodyboje, jaukioje, modernioje, ne senovinėje su šiaudais ir spaliais, tai irgi tiesiog kviečiu susirasti mane Facebook'e Živilė Marcinkevičienė ir ten jau bus tikrai kažkuriuose įrašuose informacijos apie tai. Ačiū labai galimybę, kad ir apie tai pasidalinta.
Nu, labai, labai smagu išgirsti. Man smagiausia iš tikrųjų, vat, ta irgi patirtis, kai žmonės dalinasi. Dėl to aš taip kažkaip ir nukrypau į tą temą viešo kalbėjimo vat, savo gyvenime. Dėl to, kad pati pajaučiau, koks kaifas yra iš tikrųjų, kai pradėti kalbėti ir kiek laisvės tas duoda. Ir pastebiu aš tokį dalyką, kuo žmonės daugiau dalinasi ir va taip natūraliai dalinasi, ne kažkaip tai nuglūdintai kaukę užsidėję, bet natūraliai, to iš tikrųjų kiti išgirsta ir patys užsikrečia tuo. Ir tada pats nesijauti vienišas toksai tuose savo iššūkiuose kažkur. Tai vad, kuo daugiau žmonių kalbės, tuo bus Taip, lengviau tos iššūkius įveikti. Tai ačiū taip. tau, Labai Živilė, iš graži tikrųjų, misija. kad pasidalinai, kad įkvėpiai, uždegiai ir iš tikrųjų pabūsiu drąsi, aš padėkosiu iš karto už tuos žmonės, kurie klausė ir pagalvojo, o wow, vadinasi ir aš galiu. Visi mes Tai galim, vat, tikrai mes visi lauksim galim. iš tikrųjų, kaip Živilė sakė, lauksim tų, kurie įkels tuose draftuose užsilikusius visus postus, video, audio ir bet ką, laivus ir aišku, ateisim palaikyti. Ačiū labai. Iki. Iki.